Čia Francisko prieš jį Campazzo ir aišku Birutis su Volteriu Tavaresu. Kalbėjome apie tai, kad reikia ištraukti Tavaresą iš baudos aikštelės. Čia pirmas Walkerio metimas ir pirmas pataikymas. Žais pick and rollą, Tavaresą tikrai galima atakuoti. Ir aišku reikia aukšto žmogaus prieš Lonnie Walkerio. Figūra čia Gabrielis Dekas, lanką saugo Birutis, bet buvęs abiejų komandų žaidėjas. Vakar dar buvo Bulgarijoje, kur žaidė prieš Lietkabelį. Taip, naujasis Lietkabelio vienas iš vadovų. Stebėjo savo komandos labai retą pergalę išvykoje, su tuo galima pasveikinti panevėžiečius. Campazzo šokdina Silveno Francisko, susikūrė savo neblogą metimą, neišnaudoja geros progos. Abaldė pataiko iš toli. Taip, Žalgiris klaidomis, Realas pražangomis kol kas susikūrė savo problemų. Taip, ir Dansmanas aikštelėje pakeitė Lauriną Birutį. Walkeris prieš Tavaresą. Campazzo dėkui tiems iš Lietuvos, kas siunčia tą blogą energiją jam. Ir trečias jo pramestas metimas iš pakankamai patogios situacijos. Briantas Dansonas, va tas nuotolis, kuriuo būtų galima bandyti išrūkyti. Ir labai svarbu, kad ir kiti žaidėjai pataikytų. Menekas sužaidė fantastiškas rungtynes Belgrade, pataikytų tritaškių skaičiumi, 4 iš 8, bet trūksta jo stabilaus pasirodymo. Geras lazerinis perdavimas Gabrieliui Dekui. Pataikyti, nes kitaip tu išprašysi Tavaresą iš baudos aikštelės. Abaldė. Campazzo. Pakilęs gynyboje buvo Briantas Dansonas, čia Alberto Abaldė, baudos aikštelė metamas kamuolys, Tavaresas tiesiog. Aišku, kad jis yra labai didelė jėga. Čia pagaliau Walkeris gauna kamuolį. Taip, 15 atakos sekundę jis jau su kamuoliu. Ir pataiko. Tada galima grįžti ten, kur tavęs laukia išskėstomis rankomis, o Realas savo buvusių NBA žaidėjų tikrai laukia. Taip, Usmanas Gruba dar prisimena Mantą Šernius, kai U16 čempionate pralaimėjo finale prieš Ispanus ir čia Bredi Meneko. Čia vėl buvo statoma užtvara, dabar jau Gabrielis Dekas nedaro tokių klaidų. Silvenas Francisko žaidžia perdavimais iš rankų į ranką su Biručiu ir dar viena Kauno Žalgirio klaida. Jų yra tiesiog elementariai per daug. Taip, ir visos perdavimo klaidos. Ketvirtoji Žalgirio klaida, Campazzo čia Sildas ten yra laisvas ir savo flauteriais galėtų vieną kitą kartą pabandyti atakuoti krepšį. Reitanas Meisas, kaip ir Abaldė, dirba gynyboje su Lonnie Walkeriu, būtent toks jo uždavinys. Walkeris iš vidutinio nuotolio. Čečio. Ir Lukas Lekavičius pasirodo aikštelėje vietoj Silveno Francisko. Na, mes kaip tik šnekėjom prieš 5 metus, tai yra vienas iš geresnių. O, Birutė! Eurolygos rungtynėse ir 2 iš 2 tritaškių Vilniaus su Vilniaus Rytu. Tai buvo fantastika. Brazdeikis. Reikia lyderio Žalgirio puolime, kol kas draugiškas kamuolio besidalymas, niekas neaštrina situacijos, Brazdeikis tą daro. Nepataiko jis, kamuolys liečia lanką, galima žaisti dar vieną ataką, metas Mičelas užtikrintai iš toli, štai tai. Tinas Meizas realizuoja vieną baudos metimą iš 2. Čia vėlgi atrodo dvigubinimas. Nieko nelaukdamas. Ir situacijose, kur pick and pop situacijose matom, kad tas žaidėjas jisai dažnai neina iš paskos gynėją, o dažnai eina prie to žaidėjo, kuris atšokinėja. Taip, aišku. Kad vienas iš geriausių karjeros rungtynių ir serijų buvo būtent prieš Tavaresą. Tai vėlgi, gal tos dvikovos trinkeriai laukia būtent 4. kėlinuke. Per Seržą Ibaką atakuoja. Bet kaip gerai susikūrė, kaip atrodo, kad vienas kitas apgaulingas judesys ir išmeta tikrai laisvą metimą. Čia dikliai prastesni, aišku, žaidžia 11 minučių trumpiau. Taip, ir aišku, jis yra dubleris Tavareso. Taip. Čia Walkeris. Įsibėgėja iki galo. Na, Ibaka kontroliavo situaciją, bet Smail. O čia sustojęs abiejų komandų puolimas, bent jau pastarosiomis keliomis atakomis. Hezonje. Žanonas Musa. Seržas Ibaka, jis gali pradėti atakuoti Brady Meneką, perdavimas Serhijo Jujui ir Jujis pats. Lonnie Walkerio taškas. Beveik pusę taškų yra surinkęs Lonnie Walkeris. Čia Musa, vėlgi Žalgiris čia keičiasi gynyboje. 2 Balkanų krepšinio mokyklos atstovai, viens prieš kitą, perimtas kamuolys. Ir situacija 2 prieš 1. Lonnie Walkeris iki galo. Ir rekordinė Žalgirio pranašumas. Čia Serhijo Jujas atakuoja ir jis Brady Meneką. Čia Lonnie Walkeris. Situacijos tikrai galima situaciją atakuoti Juja. Tai jis daro 19-asis Lonnie Walkerio taškas.
Tai yra išvykti atgal į NBA, iš kur jis ir pateko į Kauno Žalgirį. Bet Madrido Realas norėjo sutarties iki sezono pabaigos. Francisco! Bravo! Žiūrėdamas į Madrido Real tribūnas ir sako, kad aš galėjau galbūt čia, bet dabar aš esu ir čia puolime pražanga. Taip, be jokios abejonės, kamčiajame Eurolygos ture, iš eilės turiu omenyje. Jau perėmė asmeninę gynybą. Čia Ulanovas, kaip gražiai juda kamuolys, Smailagičius iš toli. Ačiū labai. Škai, plius 15. Čia Gabrielis Dekas. Kampaco. Jujis. Iš toli. Nekrenta metimai Realo klubui. Čia puolime pražanga. Taip. Kaip aklai, kaip tiesiog karštakošiškai reaguoja Realo žaidėjai. Taip, ne pražanga. Taip, gal ten nepatenkintas, ironiškai šypsojosi. Ir gal jam buvo skirta techninė pražanga. Damiras Javoras buvo mūsų ekranuose vienas iš rungtynių arbitrų. Ir taip, Serhijo Jujis užsidirba techninę pražangą, arba kaip sako Gintaras. Plius Madrido Real turėjo 4 komandinės pražangas. Matom, kaip su Walkeriu dirba Madrido Real žaidėjai. Eliendžaja vėl pasirodė aikštėje. Francisco iki galo, koks jos skrydis. Panašaus šį sezoną, kad galėtų kažką panašaus. Čia dar vieną klaidą Smailagičiaus. Antra iš eilės, būtent iš vieno žaidėjo. Čia Brady Menekas laimi iššūkį Čiusas Mateo. Ir pražangų dabar rinko Realas. Čia Menekas. Žalgiriui reikia atgaivinti šiek tiek puolimą, sugrįžti prie didžiausios turėtos persvaros, turėti ramesnį gyvenimą prieš antrą rungtynių dalį. Prieš Tavarešą. Kviečia į šokį Lonnie Walkeris. Kokie platų žingsniai, koks sutikimas. Sukrapta iš yra po 21 tašką. Lonnie Walkeris jį surinko per 14 žaidimo minučių. Taip, ir dar pažiūrėk, kaip rodo. Walkeris. Ojojojojoj. Na, būna kartais ir taip. Tiesiog per toli jau buvo gynyboje žmogus. Atšoko tiesiog Tavaresas čia. Puikus tokio statuso žaidėjo būtent pėdsaką turnyre. Čia Ignas Brazdeikis pakeitė Lonnie Walkerį. Sirvydis per Tavareso rankas. Nieko nelaukdama. Jis debiutavo 2007-2008 sezone. Čia Francisco Dunstanui ir pražanga. Taip. Kai Jujis debiutavo Eurolygoje, turėjom Litą. Taip. Valdas Adamkus buvo Lietuvos prezidentas. Eliendžaja yra baudžiamas nesportinė pražanga. Teisėjai vertino, jog tai buvo tiesioginis smūgis į veido sritį. Matom, kad dar laiko nebus iki galo, kur galės laikyti Madrido Real komandą. Bando greit sudvigubinti gynybą prieš Silveną Francisco. Čia yra pražanga. Sirgaliams nepatinka. Čia atrodo, kad jau techninė pražanga. Taip. Čiusui Mateo. Ados ir į kontrolę tiek Madrido Real žaidėjai, tiek treneriai, tiek ir patys sirgaliai. Na taip. Ką kalbėjom, Čiusas Mateo, ir esi matęs tokį Čiusą Mateo. Na taip. Na, judesys tikrai buvo su Madrido Realo žaidime. Jujis vienintelis šiame ketvirtyje bandė nešti gyvybės, bet šis kėlinys yra tragiškas Realui. Taip, ir pati Madrido Real komanda atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padarė 9 klaidas. Jujis, perkalbėjom. Abaldė, Dekas, Kampaco, Tavaresas ir Hezonja pradeda rungtynes po didžiosios pertraukos varžovų gretose. O čia geras darinys. Procentui, nes 30-40 taškų, bet tikrai yra labai sunku tą daryti, plus ir galų gale gynyba yra irgi lygiai taip pat dar labiau koncentruota. Oi, labai aukštai buvo pakilęs Laurinas Birutis, gal net ir... Taip, matom, kad tikrai bandys čia dabar šitoje situacijoje. Sirvydis bando kažkiek padėti priimti kamuolį. Walkeris. Ojojoj, vos išsavo kamuolį savo rankose, nesužingsniuoja. Sirvydis iki galo, nėra taškų, kaip sunkiai gyvena Žalgiris per pirmasias 3-3 kėlinio minutės. Kampaco. Blokas iš Biručio. Dar antrasis Laurino Biručio blokas. Ir Žalgiris greitoje atakoje. Francisco. Ir Čiusas Mateo. Taip. Antrą techninę pražangą jis gauna. Bet ne, jis yra išvaromas. Taip, išvaromas. Čiusas Mateo baigė pasirodymą. Ir mes nebeturime Realo trenerio. Francisco, vėl 2-2 situacijas. Ir kaip gerai nuskaitė Mario Hezonija. Ir 2-... Akimirko Žalgiriui. Akivaizdu, kad dabar su Paco Redondo kaip vyriausiųjų trenerių Realas gali žaisti tą emocinį krepšinį. Čia jau nebūtinai reiks kažkokių derinių, nebūtinai reiks kažko emocijos, dabar gali vesti į priekį Madrido klubą. Ajajaj, ten ir Silvenas Francisco, galbūt ir jis galėjo kirsti per rankas, bet už... Dar
vienas netaiklus metimas. Dovanėlė dabar iš argentiniečio Deko. Na kas užsidės tą žalią apsiaustą ir ves Žalgirį į priekį. Ignas Brazdeikis pakeitė Lonnie Walkerį. Francisko. Pagaliau. 16 naudingumo balas ir jis beveik pasivijo Lonnie Walkerį, kuris į minusą žaidžia šiame ketvirtyje. Taip, ir tikrai geras darbas gynyboje. Čia Dekas prieš Ignas Brazdeikį. Aukštesnis yra Gabrielis Dekas, dabar sutraukia gynybos, nusimeta kamuolį ties tritaškių ir čia suvaikšto kamuolį. Geras kamuolio judėjimas, situacijos ties perimetru, daug tritaškių. Francisko, Hezonė kaip dirba su Silvenu Francisko. Brazdeikis atšokęs nuo Deko. Igi, taškai. Mingai išėdės. Gal kartą Francisko gerai suspėja su Kampasu ir pražanga puolime. Tai bravo, dabar Kauno Žalgirį už gerą. Gabrielis Dekas tokias emocijas čia pademonstravo ir tai... Techninė pražanga yra skiriama Realo Sauleliui. Dar viena. Tai jau ketvirtoji. Dainas Danstonas. Lekavičius per Tavarą. Tvirta komandinė pražanga. Elendžiai pasirodo aikštėje. Čia Tavaresas blokuojantis Luko metimą. Šiandien blokų karalis yra būtent... Menekas laisvas, iš toli 3 taškai išperka savo nuodėmės Brady Menekas. Na, dar viena sėkminga ataka tikrai leistų geriau pasijausti Žalgiriui. Galbūt dabar Menekas nepataiko 2 iš eilės tritaškių. Taip, Musa, aišku, atakos Luko Lekavičių ir 2 taškai. Ir dar gauna smūgį Lukas Lekavičius į galvą, Džanonas Musa. Kamuolys nuo Lekavičiaus atšoka į Bryanto Dunstono rankas. Menekas. Nemetė. Dabar jis prieš Hezonę. Atgal Lukui Lekavičiui rankas, derinys Menekui. Menekas iš vidutinio nuotolio taikliai. Renka jau 5 tašką per labai trumpą atkarpą. Praeitų metų derinys, matėm, kad tikrai labai dažnai naudodavo tą derinį čia. Sakęs, kad kartais pasiimdavo Panevėžyje, dirbdamas techninės pražangas ar Neptūne, žaidžiant prieš stipresnę komandą, kad dar geresnį efektą turėtų ekipa. Brazdeikis. 3 taškai! Ir krauti vėl kiek komfortabilesnė situacija. Ibaka prieš Francisko. Abu puikiai prancūziškai kalbantys žaidėjai. Ir čia Francisko. O 2 taškai plus 1. Kalbant. Francisko. Neforsuoja įvykių. Atšoka imituodamas užtvarą Lonnie Walkeris. Arčiau krepšio. Prieš Seržą Ibaką. Koks šuolis. Taip, ir atrodo, kad nėra pražangos. Ir Musa. Netaiklus metimas. Alnas Malagišiaus. Ir atrodo, kad buvo taupytas būtent ketvirtam kėlinukiui. Čia pašokdintas varžovas. Smailagičius iki galo. Abaldės gynybos išbandymas. Brazdeikis su Lonnie Walkeriu aikštėje. Irgi penketas, kurio Eurolygoje mes ir nematėme iki šių rungtynių. Čia Nolen nepavyksta pastatyti užtvaros. Lenda Jujis. Labai ilgai nesiskiria su kamuoliu Silvenas Francisko. Dabar Brazdeikis gali atakuoti Jujį. Brazdeikis prieš Jujį. Koks metimas! Tikimės, kad nieko gero neras. Gabrielis Dekas. Ir čia įdomu, ar... Gali būti, kad bus įskaityti. Taip, gali būti, kad bus įskaityti blokuoti metimą, bet jeigu kamuolys leidosi, bus 2 baudos. Taip, taškai yra įskaitomi. Ergėti Kampaco, 4 pražanga Silvenui Francisko. Per pigę tą 4 pasiėmė pražangą prancūzas. Taip, tikrai. Tavaresas net nenuleido. Ulanovas. Ir čia koks perdamas Smailagičiui, bet koks Tavareso blokas. Kojonės bandė ir Mičelu, su Mičelu žaisti 5 pozicijoje ir su Smailagičiu. Pasidalijo. Dabar kiekviena Žalgirio pražanga yra kelialapis prie baudų metimo linijos. Kampaco naudojasi užtvarą. Man atrodo, blokavo Walkeris Kampaco metimą, bet ataka. Vieną ataką, bet kaip norėtųsi, kad žalgiriečiai žaistų, kad dalyvautų žaidime, o ne tiesiog bandytų atsilaikyti. Ta padaryti sunku, aišku. Bet bent gerai, kad kol kas gynyboje. Sirvydis! Iš kampo laisvas. Taip. Po vieną. Tų komandinių veiksmų tikrai trūksta. Deividas Sirvydį prašo užtvaros. Francisko. Ir čia 3 taškai. 2 taškai iš eilės. Ten jiems į kampus, o čia, nu kaip sakoma, pasimatysime kitą savaitę. Kampaco nepataikęs nei vieno 3 taško. Ne pati skambiausia muzika Real sirgaliams, tas daužomo lanko garsas. Reitanas Meisas atakuoja Brady Meneką. Davė tą toną rungtynėse, kai tiesiog, Deividai, tas prisitaikys. Visgi ne.
Laikė tą skirtumą ir prilaikė dėl labai geros gynybos. Taip, gera gynyba, čia Brady Manikas. Nuo lentos, bravo, Brady Manikas. 3 sekundės. Francisco, per rankas, iš toli. Labai gaila, čia praktiškai net dvigubin pradėjo, Hezonė atėjo. Na, galėjo uždaryti visiškai rungtynes, dabar reikia gintis Hezonė iš toli. Čia Endžiai, perimas ir Vydžio globą, Ulanovas neišsitraukė tritaškio. Musa turi koridorių ir čia iki 10. Smailagičius visiškai laisvas kampe. Meta iš toli. Ir irgi paskubėta, nesvarbu vis tiek, kad buvo laisvas, bet paskubėta, manau, kad kažkaip gali būti ir velnių, ir jo 8 reikėtų, aš manau, kad tikrai turėtų. Jeigu aš neklystu, dar 2 galbūt turėtų. Minutė. Ulanovas, Smailagičiui, na, pagaliau ramu. Išvengė didesnių problemų nuo varžovo spaudimo Kauno Žalgiris. Nu kągi, turim pergalę po 5 metų pertraukos. Madride. Taip, Madride. Didesnių rungtynių naudingiausias žaidėjas buvo Sveinas Francisco. 17 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai, 22 naudingumo balai. Taip, ir jeigu dar ir turėjo karūną ant savo galvų dėl praeities pasiekimų Realas, tai šiandien čia Džanonas Musa dar pataiko metimą, tai šiandien Žalgiris tą karūną nuspiria labai toli, iškovodamas pergalę 92-83.